Mes jau Kopenhagoj. Jau rytoj stosim prie maratono starto linijos, bėgsim 42 kilometrus. Hei, mes jau Kopenhagoj. Visas treniruotės padarytos, visi bėgimai subėgti. Paskutiniai 5 kilometrai šiandien. Ja, tikrai nuotaika dabar jau aukštumose. Orai panašu, kad džiugina šiandien dar saulutė, bet rytoj nusimato šiek tiek debesuota, tai idealu bėgimui. Labai gera temperatūra ir man dėl ko patinka miestas, tai čia yra taip lygu. Aš visada galvodavau, kad maratoną noriu bėgti ten, kur lygu, nes nemėgstu kalniuko bėgime. Šeikautui prasibėgsim 5 kilometrus ir lėksim į Expo atsimti bėgimo dalyvių paketą. O jūs spauskit like, prenumeruokit šitą kanalą ir žiūrim, kas šiandien laukia toliau. O šiaip tai Kopenhagoje mus visai čia dabar sužavėjo, kad tiek daug bėgiojančių žmonių. Galbūt dėl to, kad šeštadienio rytas, galbūt dėl to, kad maratonas, bet bendroju atveju tikrai atmosfera žiauriai kieta. Vien dviračiai ir vien bėgikai. Vien dviračiai ir vien bėgikai. Va čia už mūsų yra tas garsusis Snake tiltas, S-formos tiltas, nežinau kaip tiksliai vadinasi, bet daro įspūdį tikrai. Daro įspūdį, architektūra čia fantastiška. Gražu aplankyti miestą bėgte. Ir va, pas mane jau uždėta rokio, pavadinkim, juosta. Tai kad iš karto nusiteikimas ir energija būtų maratonai. 10 PM8. Atsistojom į eilę. Tai eilės net neina apsakyti, aš net negaliu patikėti, kad gali būti į maratono Expo šitokia eilė. Visiškai nesitikėjom, bet pačiu pikiniu metu pataikėm, tai teks kažkiek palaukti, bet davė nealkoholinio alaus atsigerti. Ir dėl visko kaltas mūsų skrydis, nes mes turėjom skristi vakar vakare, o nukėlė į šiandienos naktį, į 6 ryto skrydį ir mūsų visi čia planai pasikeitė. O dar juokingiau tai, kad ne tai, kad skrydį nukėlė, kad sugebėjom iš oro uosto nei tą traukinį sės, tiksliau nei tą pusę. Tai ne į Kopenhagą nuvažiavo? Į Švediją. Nuvažiavom į Malmę, atėjo bilietų tikrint. Sako, sorry, you are in Sweden. Bet ne mes vieni tokie buvom, tai ten be problemų grįžom atgal, tai buvo tik tiesiog smagus nuotykis. O dabar toliau laukiam eilėj. Čia kažkaip bangom eina, tai visai pajudėjo. Ir štai garsusis žmogus, kuris bėga maratonus su ananasus ir iš tikrųjų su to ananasu geba bėgti. Atsimenu, Kaune esu mačius. Nuo čia viskas jau mental prasideda. Visiškai. Jau man ar tai viskas tik galvoji. Man tik bėgti belieka. T-shirt exchange, jeigu ką įsidėmėt reikia. T-shirt pick-up. Viskas. Ir koks tavo numeris? 999. Wow. 999. O čia iš karto numerį yra spausdinti. Šį kartą gal kaip Taline nebus Vytautas. Tiesiog QR kodą nuskanuoja ir spausdina numerį, užklijuoja čipą. Labai viskas patogu ir labai ekologiška. O šiaip kas labai patinka su numeriais, tai yra ne tik kad vardai išryškinti per visą, bet ir Lietuvos vėliavos. Tai šiaip wow. Kaip tai? Lietuva, vardas, super. Ir Vytautas su klaidų, wow. Va. Ten startuojam, taip. Bus tokia raizgalynė. Taip. Wow. Bus įdomu. Iki varžybų starto liko 12 valandų 8 minutės. 12 valandų liko? Tai mums reikia eiti ilsėtis. Viskas. Nebesitrenk. Grįžom iš Expo ir tęsiam karbo laudinimą. Prisipirkom makarono. Ir šiaip parduotuvėje pirkti, bet skanus makaronai. Labai geri. Labai gerai. Dar turim guminukų, sulčių. Tai šiek tiek angliavandenių pakaupt.
Nereikia, aišku, jų persivalgyti, kad būtų bloga, bet esminis dalykas šiandien tai padidinti angliavandenių kiekį ir nevalgyti jokios mėsos, mažinti riebalų. Šiandien esminis dalykas yra angliavandeniai. Tiesą pasakius, Expo šiek tiek išvargino. Tikrai taip. Tai dabar diena iš tikrųjų turėtų būti ramesnė mūsų, tai šiek tiek pailsėsim, pabūsim namie ir vėliau dar šiek tiek išeisim į miestą, kad kokią nors gražesniam fonę jums papasakotume. Tik dėl jūsų mes išeisime į miestą, nes jau čia niekur nebeitume, o dabar dar tik tai kiek čia? 2 valandas. Jo, bet tikrai neužilgo susimatysim kitame kadre ir papasakosim apie rytojos planus šiek tiek detaliau. Tai ačiū Jums, kad Jūs esat ir kad privertėt mus išlysti iš viešbučio į Kopenhagos centrinę dalį prie vandens, nes pamatėm, koks šį gyvenimas vyksta. Čia visiškai kas kita, negu mes matėm ryte prabėgdami. Dabar tiek daug žmonių, kas ką veikia, čia tiesiog gulinėja, sėdi, žaidžia, labai daug interakcijų vyksta čia. Tikrai labai įdomu būti, labai įdomu stebėti, bet ne to mes čia susirinkom. Dabar mes jums šiek tiek papasakosim apie savo rytojos planus. Taigi turim iš tikrųjų susidarę ir visą labai nuoseklų varžybų dienos planą, kad jau varžybų rytą nekiltų klausimų, kada keltis, kada ką daryti. Tai Rūta gal ir pristatyk trumpai, kaip jis atrodo. Tai 6:15 keliamės, po 6:30 šaunam Nomijo šotą, pusryčiai bus lygiai 3 valandos iki starto, labai geras laikas pusryčiaut. Valgysim vietoj pirktus kruasanus su džemu. Ir pradėsim gerti karpsus papildomai prie maisto. 7 valandą šaunam po burokėlių šotą, po 7:15 jau išvarom į varžybas, 8 valandą atvykstam į varžybų vietą, pafilmuojam, apsižiūrim ir be 15:09 jau pasidedam daiktus, dar po kofeino šaunam tabletę, nes tai, kaip Vytautas jau yra anksčiau minėjęs, yra legalus dopingas. Pradedam apšilimą ir po 9:10 dar suvalgom geliuką. Pajudam jau starto koridorių ir startuojam 9:30. Ir primenam, kad jūs galit sekti programėlį, kaip mums seksis jau po starto. Galit paprasčiausiai parsisiųsti Copenhagen Marathon programėlę ir susirasti dalyvių numerius 999 ir 1000. Ir matysite, kaip mums sekasi. Arba geriau nesiveskit, nebus papildomos įtampos. Dar tęsiant apie techninius tokius dalykus, tai tarkim, jeigu įdomu, kokius laikrodžio ekranėlius naudojam, tai aš bent jau nusistačiau, kad rodytų 4 skaičius. Tai yra nubėgtas atstumas, praleistas laikas, momentinis greitis ir vidutinis rato greitis. Tai man šitų 4 duomenų pilnai užtenka. Maratono trasoje manau, kad bandysiu vadovautis ženklinimu, o ne laikrodžio duomenimis. Tai dėl to man labai aktualus ir vidutinis rato greitis. Apie mitybą maratono metu jau šiek tiek esam kalbėję per pasiruošimą. Aš valgysiu po 30 gramų kas 20 minučių. Tai mano toks planas yra 3 valandoms numatytas, tai kas 20 minučių po 30 gramų. Tai 90 gramų valandai. Aš per treniruotės įsitestavau, kad mano skrandis gali priimti ir 135 gramus angliavandenių per valandą. Viskas tvarkoj buvo, bet manau, kad valgysiu šiek tiek mažiau ir bandysiu, kad gautųsi apie 120 gramų. Tai vieną geliuką po 20 minučių, kitą po 25, po 20, po 25 ir turėtų gautis vidutiniškai apie 120 gramų. O kaip apie greičio planą? Iš tikrųjų, labai viską atvirai dalinuosi, bet greičio planą palikim varžybų dienai. Geriau jau parsisiųskit tą appsą ir žiūrėkit, kaip man sekasi ir ką aš nusprendžiau daryti. Nes labai realu, kad aš savo sprendimą priimsiu po starto. Nėra geras čia pasiūlymas, nerekomenduoju, bet aš kol kas neapsisprendžiu. Dar vienas dalykas, o pažiūrėjau pacerius, kurie bus. Tai ant 2:30
ves Magnus Ditlev, tai yra labai garsus triatlonininkas, triatlono superstarsas dabartinis. Tai visai būtų smagu kartu su juo pabėgti, tai galbūt, jeigu pamatysiu, tai viską gali būti, kad ir jungsiuosi. Emocijos gali nulemti. Labai gali emocijos man nulemti. Bet aš to ir noriu iš tikrųjų, nes emocijomis jau seniai kada bėgau. Paskutiniu metu visada bėgau galvą, visada bėgau protą ir kiek pasakydavau, per kiek subėgsiu, per tiek ir subėgdavau. Tai gal dabar atėjo proga šiek tiek parizikuoti ir padaryti kažką įdomesnio. O tu, Rūtelė? Aš jau noriu pamiršti greičio planą, šiaip viską turiu galvoj, laikysiuosi ir tikiu, kad viskas pavyks, bet dabar man galvoj yra visa šita maratono šventė, o ne laikas, kokį noriu pasiekti. Ir jau vien čia būnant, čia yra tiek aplink maratoninkų šiandien, visi vaikšto, pilnas ekspo bėgikų ir bus dar pilnas miestas žiūrovų, tai pamirškim tą laiką, pasimėgaukim čia, ko mes atvažiavom, kad pajaustą renginį, o ne tik tiesiog bėgti apie peisą, galvoti ir viskas. Šiaip aš labai viso pasiruošimo metu bijojau karščio ir jo nebus, žinokit, jo nebus. Tai šiaip labai gera nuotaika dėl visko, atrodo viskas dėliojasi taip, kaip turi būti. Tai nekepsim trasoje ir tikimės grįšim po maratono labai gerais įspūdžiais. Tai nusiteikimas, sakyčiau, labai geras. Nežinau, bent aš asmeniškai tai aš neturiu kuo skųstis ir kuo dvejot, man atrodo viskas taip kažkaip gerai einasi. Ir startas Lietuvos laiku po 10:30, tai jeigu ką. Bet kaip sakėm, geriau jūs nesijungit apsą, tiesiog subscribinkit ir pamatysit po to. Ir jeigu jau dažiūrėjote iki čia, tai nepatingėkite, paspauskite like, palikite komentarą, gal galite bandyti atspėti, per kiek mes subėgsim. Galit palinkėti mums sėkmės. Kiekvienas jūsų komentaras mums svarbus, o dar svarbesnis YouTube algoritmui ir mūsų kanalo augimui. Ačiū. Susimatysime jau greit. Burokėliai. Susidaužėm. Už rytojų.